iš tiesų mes matytume stagnaciją, ne spręsdami pagal tai, kiek metų kas dirba, užima kokias pareigas, bet iš tiesų vėlgi pakartočiau tą pačią mintį, kad iš tiesų Švenčionių krašto žmonėms, suinteresuotoms grupėms, prieš priimant savivaldybės taryboje sprendimus, iš ties turėtų būti daug dialogo, daug kalbėjimosi. Ir iš tiesų manau, kad taryba neturėtų bijoti pripažinti klaidų ir, sakykime, priimtus sprendimus galbūt peržiūrėti ir iš ties atsiklausti tam tikras interesų grupės liečiančių sprendimų vykdymo teisingumą. Sakykime, norėčiau pasakyti valymo paslaugų. Nediskutuojam dabar apie konkrečius klausimus, mes kalbam apskritai apie politinę situaciją ir politinės konkurencijos situaciją rajone. Tai dar ponas Novikas labai trumpai kažką norėjo pareplikuoti, taip? Taip, šiaip aišku, mes turime tarybos narį ir niekas jo nesiskundė, jis yra koalicijoje, mes esame koalicijoje, bet dabar to tarybos nario mūsų sąraše nėra. Tik tiek norėjau pasakyti. Trumpai jūs, labai trumpai, taip. Labai trumpai. Kas sudaro stagnaciją? Ar tai yra normalu, kai šeimų klanai valdo rajoną, kai dirba žmona savivaldybėje, kai jinai užima direktorės pareigas, kai dirba kito tarybos... O jūs vedęs? Taip, aš vedęs. Jūs galit garantuoti, kad jūsų žmona nedirbs kokioj nors savivaldybės įmoniai? Kaip aš jau minėjau, pagrindinis tikslas, kad viskas vyktų skaidriai. Rajone aš nematau esminių pasikeitimų eilę metų. Tai va čia yra didžiulė problema. Kaip tą pakeisti? Aš žinau. Bet jums nepavyko iki šiol to pakeisti. Viskas priklausys nuo rinkėjų. Tai visada turbūt viskas nuo rinkėjo priklauso. Na, kaip žinot, jeigu dar jums nepatikėjo rinkėjas... Pono Vigelio partija praeitais rinkimais surinko 7, mes surinkom 6. Tai... Gerai, taip, dabar dar tada pakalbėkim ir keletų kitų klausimų. Irgi nuskambėjo tokia mintis prelegentų pasisakymuose apie darbo vietas rajone. Tai tokius pavyko rasti duomenis Švenčionių rajone sausio 1. Buvo 1531 registruotas bedarbis, jeigu teisingą statistiką radau. Lapkritį jų buvo šiek tiek mažiau, maždaug 1000. Tai klausimas visoms partijoms, visiems kandidatams. Kaip žadate kurti naujas darbo vietas ir kovoti su nedarbu rajone? Ir kiek procentais įvertinkite, kiek planuojate sumažinti nedarbą? Tai gal pradėkim tada nuo pono Trapiko. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Labai geras klausimas, kadangi toks mano gyvenimas teko būti įvairiuose lygiuose politikoje, dabar dirbu labai paprastą darbą, kurio darbo vietas. Ir tikiuosi, kad artimiausiu metu, sakysim, po mėnesio bus sukurtos kelios darbo vietos neįgaliesiems. Tokia nauja mano hobė. O iš tikrųjų, pirmiausia, galbūt reikia pakeisti požiūrį į verslininkus, rajono valdžios. Aš neverkiu ir kol kas tikrai man nesugeba trukdyti valdžia. Ir dėkui tiems valdininkams, kurie dar padeda. Bet požiūris nėra geras, nėra komfortiško tokio dalyko. Verslininkui kartais reikalinga dėmesio. Šiek tiek dar kelių tūkstančių mokesčių sumažinimo ir daugiau prašymų netrukdyti. Ką jūs siūlote? Siūlote, kaip aš jau minėjau, sumažinti tuos mokesčius, kurie yra įtakoje valdybės tarybos, tai būtent turto mokestis, žemės mokestis, patentus mokestis. Kiek procentų siūlot sumažinti? Nustatyti pačius minimalius, pavyzdžiui, galima turto mokestis dabar siekia 1%, galima nustatyti 2, 5 mažesnį iki 0,2. Toliau nereikia persekioti tuos, kuriems yra uždėtas draudimas, jie 3% apmokestinti. Yra verslininkas, kuris gal nori investuoti, bet jisai apmokestintas yra. Toliau, be abejo, reikia sukurti tam tikrą įvaizdį ir rajoną, kad apie rajonus sklistų gera informacija, taip toliau. Apie tas pramonės zonas, kurių dar kartą sakau, gerai žalia žolė, o dar nesikūrė. Irgi laikas pasakyti, taip, ateikite. Kiek procentų jums valdant rajoną sumažėtų nedarbas? Taip, kaip čia dabar nepamelavus. Manau, turint omeny tendencijas ir geopolitinės tendencijas, būtent dėl energetinių kainų, turint omeny gerėjant ekonominį situaciją Lietuvoje, aš tikiuosi, kad iki 6% su visų pagalba ir ypatingai darbo biržos instrumentais naudojantis, tai galima pasiekti. Ačiū, 6%. Toliau Vytautas Vigelis, Darbo partija, prašau, jūsų vizija. Na, iš tikrųjų, reikėtų taip pasakyti, kad pati savivaldybė
darbo vietų nekuria, bet reikia sudaryti palankės sąlygas verslui. Tai yra pagrindinis uždavinys. Ir tie klausimai turi būti sprendžiami taryboje, ar įvertinant mokesčių sistemą, bet čia lasda turi vėl du galus. Kadangi buvo krizė, sakykime, 8-12 metais, biudžetas nesurinkamas, reikėjo vėl pasirinkti, kokią žiūrėti situaciją. Arba nesurinkamas biudžetas, mažinti mokesčius, ar juos palikti tokius, kokius yra. Ir taryba buvo priėmusi sąmoningai net leisti nei vieno verslininko, kokių tų mokesčių mokėti tokie mokesčiai, kurie yra nustatyti tarybos. Ir tai buvo visos tarybos sprendimas. Dabar šiai dienai, kada jau yra, mes priėmėm biudžetą, subalansuotas biudžetas, mes galime kalbėti iš tikrųjų, peržiūrėti ir verslo liudijimas, peržiūrėti ir žemės mokestį, ir kitus mokesčius, kurie galime savivaldybės. Pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui galiu pasakyti, kad 13 metais buvo išduota 1067 verslo liudijimai, o 14 jau 1139. Reiškia, žmonės niekur nebėga, dirba, pereina, įmonių gal mažėja, bet jie pereina patogesnę jam sferą, būtent per verslo liudijimus darbuojasi. Bet aš žinau, kad jūsų rajone tai pagrindiniai ūkio subjektai tai yra prekybos centrai. Labai trūksta tų privataus verslo subjektų. Neinvestuoja, kitaip sakant, verslas. Šiandien yra užregistruota virš 800 verslo subjektų, o veikiančių yra 345. Aišku, vyrauja jūs, kaip sakėt, bet yra ir miškininkystė yra, ir kitos ūkio šakos ir duočiau paminėti vieną, kad steigiantas darbo vietas būtent tai yra vienas iš svarbiausių, tai plyno lauko investicijos, kurias aš minėjau prieš tai, ir kad jau kūrėsi verslininkai, jau ir nupirktos zonos ir bus. Bet ponia Gėlė, jeigu jūs būtumėt, na nežinau, pirmas į kandidatuotumėt į merus, tai galima jūs pateisinti. Jūs turėjote tam labai daug gražaus laiko, ką jūs kalbate, jau padaryti. Tai kodėl to neįvyko? Aš noriu pasakyti vieną, kad žiūrint pagal nedarbo lygį, pas mus ir visiškai neblogi skaičiai, jeigu kalbant. Mūsų yra Respublikos vidurkis. Ir šiai dieną mes turime pakyla jis iki 9,7 yra, vasarą nukrenta apie 8%. Kada yra vasarą viešieji darbai, jis padidėja 2%, žiemą sumažėja. Taip, kad nėra pas mus tokia situacija, sakykime, kaiminė Ignalinoje yra 13-14% bedarbystė, yra pas mus 8%. Aišku, gerai. Lenkų rinkimų akcija, Rusų alijanso koalicija Valdemaro Tomaševskio blokas, Zbigniew Jedinski. Laidos vedėjai labai mėgsta užduoti klausimą procentais, ten paskaičiuoti. Todėl, kad aš konkretumo noriu. Jūs pradedat kalbėti, reikia mažinti. Jeigu aš atsakysiu, kad mes sumažinsim 4,98%, tai pirmiausia, kas patikrins ir ar kas patikės. Aš to tikrai nedarysiu, bet kaip mano kolega Kęstutis pasakė, sumažins 6%, vėl ne, iki 6. Ar čia nuo 9,7, ar čia nuo 100, greičiausiai bus nuo 100, bet aš, kai jį išrinks meru, per sekančią laidą aš patikrinsiu ir tą sužinosim, ar sumelavo. Bet aš... Matot, kaip gerai, kad pasako, kiek sumažins, nes jūs neturėtumėt ką tikrinti. Bet aš pasikartosiu, ką mes padarysim, jeigu busim valdžioje. Pirmiausia, aišku, padarysim susitikimą su verslininkais, su įmonių vadovais, kurie tikrai pasakys savo lūkesčius, ką jam tik iš valdžios, kad tikrai šitą bedarbystę sumažinti. Ir po to mes koreguosim savo programą ir priimsim tam tikrus sprendimus. 9,7 tai Respublikos vidurkis, bet reikia atkreipdėmėsi, kad Pabradėj šitas bedarbystė procentai yra žymiai mažesnis. Todėl, kad iš Pabradės net veža į Pabradę, veža net iš kitų rajono darbuotojus. Čia yra problema bendra rajono ir ten jau kiti faktoriai. Tai mes tikrai bandysim tą procentą sumažinti, bet procentų jums tikslo tikrai nesakysiu. O dėl ko nesakote? Dėl to, kad žadėti nenorit? Ne, dėl to, kad tikrai nenoriu žadėti, niekad nežadu, nenoriu meluoti. Ir niekas to tiksliai negali pasakyti. Nu, bet, pavyzdžiui, kai į Seimą kandidatuoja, tai pasako, padidinsim minimalią algą. Aš nesakiau ir nesakysiu. Supratau. Rajone, sakykime, turbūt ne iš didžiausių problemų yra bedarbystė. Iš tikrųjų, jinai yra vidurkis Respublikos 9,7%, tačiau yra įvairių, sakykime, sampratų tą nedarbo lygį. Iš tikrųjų, kada pasideda sezono darbai, atsiranda ir užsakymų, tų darbuotojų tiesiog surasti į darbą yra ir sunku. Ir, sakykime, kur jie dingsta. Bedarbystė rajone lyg yra, o kada reikia darbo jėgos, jos nėra. Tai
iš tikrųjų, sakykime, kokios kelias būtų, kaip čia tą bedarbystę, sakykime, sumažinti, kaip čia daugiau pritraukti tų verslininkų, jiem turbūt tikriausiai būtų, aišku, tam tikrų sąlygų pagerinimas. Tai mokesčių mažinimas už turto mokestį, mokesčių mažinimas už žemę, ieškoti, padėti smulkiems verslininkams, įsikuriant, kuriant darbo vietas, sakykime, remti daugiau, skirti paramos verslo fondui, kuris galėtų, sakykime, sukurti irgi gavęs šiokią tokią paramą, sukurti ir darbo vietą ir taip toliau. Iš tikrųjų, kaip ir kolega sakė, kad šiandieną pasakyti procentaliai, kiek mes galėtume rajone sumažinti bedarbystę, kiek procentų, turbūt būtų ir kaip ir netiks naivoka, nes nežinia, kaip, sakykime, seksis ieškoti investuotojų ir taip toliau. Bet kad tą padaryti, be abejonės reikia įdėti daug pastangų, daug noro, jėgų, siekių, ieškoti verslininkų, ieškoti, sakykime, investitorių, kurie tikrai gali būti prisivilioti, pritraukti į rajoną, kad galėtų sukurti tam tikras, sakykime, darbo vietas mūsų krašto žmonėm. Tai kiek tų procentų? 2-3 procentus. Aš manau, tikrai daugiau tikrai neįmanoma padaryti būtų. Tai visgi įmanoma kažką. Be abejonės, kažką tai veikiant, kažką tai darant, tikrai niekada... Turime neįmanoma netgi pasakyti konkretų skaičių. Gerai. Nesunku tą pasakyti, žinoma, sunkiau jį gyvendinti. Socialdemokratų partija, Linas Novikas, prašau. Na, iš tikrųjų, nedarbas mūsų rajone yra 9,7 procento, bet jeigu pažymėjus tai, kad mes esame šalia Vilniaus ir daug mūsų gyventojų tiesiog keliauja į tą Vilnių ir grįžta atgal, tai jeigu tą atmetus, tai turbūt galbūt jis ir didesnis. Ir dabar taip, vanduo teka kur lengviau, o verslininkas eina kur geriau. Tai reiškia, mūsų situacija rajone su verslo priežiūra, su verslu nėra gera. Investitoriai, aišku, ateina pas mus sunkiai, bet dabar yra kitas dalykas. Mes turime rūpintis jau esančiais verslininkais. Tai kaip tai siūlote padaryti? Be abejo, per mokesčius. Čia jau jūsų prelegentas turi perduoti žodį jums. Kalbant apie nedarbą, kadangi iš tikrųjų atstovauju tą instituciją, kuri seka nedarbą, analizuoja priežastis, tai galiu drąsiai pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų rajono nedarbas jis visada buvo stabiliai aukštesnis negu šalies vidurkis. Šiai dienai, tai yra metų pradžiai, be abejo, jisai arti vidurkio, tai yra 9,7 procento pas mus, šalyje 9,3. Manau, kad socialdemokratai atėjo valdžią pajėgus, kad tas nedarbas neviršytų šalies vidurkio. Ir tai pilnai įmanoma. Darbo vietų kūrimas tai yra tik sąlygų sukūrimas, tai yra verslumo skatinimas ir savivaldybė šiuo atveju tik tai atsako už tai, kokią aplinką jinai sukuria ir kiek jinai pasistengia, kad... Ačiū. Viskas įmanoma, bet konkrečiai kalbėkit, ką jūs darot, nes tikrai neišgirdau, nei jūsų rinkėjas neišgirdo, ką jūs padarysite, kad tų darbo vietų atsirastų. Tai viskas dabar laikas baigėsi. 10 sekundžių. Europinių projektų smulkinimas. Nedaryti didelių europinių projektų, juos smulkinti, kad galėtų juose dalyvauti vietinis verslas. Aišku, tai yra konkursai, bet kad galėtų dalyvauti vietinis verslas europiniuose projektuose ir mokėti čia mokesčius. Ačiū. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Laima Markauskienė. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatai į savivaldybės tarybą tikrai patekę į ją, tikrai siūlytų parengti savivaldybės tarybai turizmo infrastruktūros programą. Iš ties tai turėtų būti numatyta rajono strateginiuose dokumentuose. Ir iš ties tai būtų pasiūlymas verslininkams atkreipti dėmesį į tai, kokių darbo vietų, kokias paslaugas galėtų teikti besikūrenčios įvairios įmonės. Ir savaime aišku, savivaldybė nekuria darbo vietų, turėtų sudaryti palankes sąlygas. Apie tai jau buvo kalbėta, tai ir mokestinių lengvatų sudarimas, ir smulkaus verslo rėmimas ir panašūs dalykai. Rimantas Klipčius, prašau. Gerbimi Švenčionių rajono gyventojai, darbo vietas kūrė verslas, tačiau savivaldybė jam padeda tas vietas kurti.
Pirmas dalykas, kurį aš asmeniškai padaryčiau, jeigu būčiau išrinktas į Švenčionių rajono tarybą, tai susitikčiau su verslininkais jau investavusiais mūsų rajone. Juk lengviau darbo vietas sukurti tiems, kurie jau yra investavę rajone, negu tiems, kurie dar tik ateis. Savivaldybė susiduria su tomis problemomis, kad trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Turime puikią Cirkliškio mokyklą, kuri galėtų pasitarnauti verslui, kuriant naujas programas, kad verslas galėtų jo paslaugomis naudotis. Būtina peržiūrėti mokestinę bazę. Pas mus yra Vilniaus regione patys aukščiausi nekilnojamo turto mokesčiai. Taip pat verslo liudijimo mokestis. Kas priklauso nuo savivaldybės funkcijų, privalome tą pakeisti. Tai žemės mokestis, nebejotinai. Turime sudominti potencialius investuotojus, kad jie norėtų kurtis pas mus rajone. Atidarykime savivaldybės tinklapį anglų kalbą, kad galėtų žinoti potencialus investuotojas, kaip jam įsisteigti. Skatinkim verslo fondą, kuris yra tikrai nedidelis, tik 100 000 15 metų taryboje yra numatyta. Mūsų rajonas nėra verslus, tik 8 įmonės 1000 gyventojų. Tai potencialo tikrai yra ir mes manome, kad žinome, kaip tai pakeisti. Aš vis dėl tų procentų dar neatstosiu, tai pasakykit jūs, kiek jums valdant sumažėtų nedarbas. Jūs tikriausiai žinot, kad ne viskas priklauso nuo vidaus, taip pat ir nuo išorės veiksnių. Aš norėčiau, kad nedarbas mūsų rajone būtų kuo mažesnis. Ir aš tikrai sieksiu, kad jis būtų kuo mažesnis. Ponas Jedinskis kažkokią repliką trumpą sakė. Rajono galimybės mažinti bedarbystę yra gan ribotos. Nuo Seimo sprendimo vienokio ar kitokio galima tą darbystę arba smarkiai padidinti, arba sumažinti. Bet vieną norėčiau atkreipdėmėsi, kad mes būtinai atkreipsime dėmesį į profesinį paruošimą. Jau buvo pakelta problema, kad iš ties mūsų pabradėje esantį gamyklą tikrai trūksta specialistų. Ir būtent darbo birža čia pirmas žingsnis, reiškia pirma užduotis, būtent apmokyti žmonės dirbti tam tikrom specialybėm. Ačiū. Pone Vegeli, jūsų iš komandos kažkas ten labai mojuoja vėliavėlėm, noriu pasisakyti. Tai gal jūs sakysit, ar jūsų kolega? Labadiena, švenčioniškiai. Esu verslininkas, tik 22 metai mano įmoniai ir 60 darbuotojų. Tai problema yra ne tai, kad ką padarysim, kaip sumažinsim tuos bedarbystės procentus. Aš noriu pasakyti ir transliuoti žinią tokią, kad nėra kam dirba. Yra pas mane su darbo biržos pagalba kviečiami būsimi darbuotojai, kurie net neteina. Jų nėra. Tai ką jūs norit pasakyti, emigruojantis, nykstantis rajonas? Tai aš galiu dar pabrėžti dar įdomų dalyką. Va štai socialdemokratų kandidatas gyvena Vilniuje, nors kandidatuoja jaunas gražus žmogus. Sekantis kandidatas, Rimantas Klipčius, tarytum būtų ir neblogas galbūt meras, bet jis Vilniuje gyvena. Gerai, ačiū. Nekuria darbo vietų. Taip, prašau, trumpai jūs. Tai koksai pas jūs įmonėje vidutinis atlyginimas? Bruto yra 2500. Lytais. Tinka? Tinka. Tai kodėl nedirbat Švenčionyse? Tinka, bet mūsų įmonėse yra labai nedidelis atlyginimas. Todėl mūsų verslininkai iš tikrųjų gaila, bet negali sumokėti gerą atlyginimą ir todėl žmonės iš tikrųjų emigruoja ir išvažiuoja. Tai yra bėda. Tam jūs ir esate, tam turbūt ir einate į valdžią, kad sukurti tas darbo vietas. Tai ponia Klipčiau, jūs ten kažką? Norėčiau tokį dalyką pasakyti. Turim Pabradėje tikrai galingą gamyklą įdarbinusią 1700 darbuotojų. Ponas Žvirblis savo pasisakymuose dažnai mini. Aš galėčiau priimti daugiau, tačiau man sudėtinga pritraukti tuos darbuotojus, kurie galėtų atvažiuoti iš Vilniaus. Jisai sako, žmonės norėtų, kad būtų sukurtos zonos individualių namų statybai, kotedžų statybai. Rajono valdžia per eilę metų to dalyko nepadarė. Cirkliškio centras, kaip jau minėjau, nėra išnaudotas. Tai šitos esminius dalykus tikrai nesudėtinga pakeisti ir tikrai mes tą dalyką padarysim. Pabaigai, toks klausimas visoms partijoms. Labai trumpai,
Kokį Švenčionių rajoną įsivaizduojate ir kokį jį ketinate padaryti, jeigu būsite išrinkti ir koks jis taps jūsų valdymo metu? Socialdemokratai. Jis turi būti skaidresnis, žmonės turi patenkinti, turi gyventi čia ir džiaugtis. Ne taip, kaip yra dabar. Jie turi didžiuotis, kad gyvena šitame rajone. Ir mes sieksime, mes klausysime, ką sako žmonės ir tą bandysime įgyvendinti savivaldoje. Ačiū. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Laima Markauskienė. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatai ateidami į savivaldybės tarybą deklaruoja, kad valdžia turi tarnauti žmonėms. Ir įsivaizduojam, kad rajono ateitis yra jaunų žmonių rankose ir šviesi ateitis. Mūsų rajonas yra be galo gražus savo gamtiniais turtais ir iš tiesų mūsų rajone turėtų būti gera gyventi. Iš ties turėtų būti darna, susiklausimas. Dar kartą noriu pakartoti tą pačią mintį. Pakviesti balsuoti už Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus. Mes ateitume norėdami aukštesnės savivaldybės darbo kultūros. Daugiausia 3 sakiniai jūsų pasisakymo. Tai rinkėjas tikrai nori girdėti jūs labai konkrečius. Rimantas Klipčius, Lietuvos laisvės sąjunga liberalai. Lietuvos laisvės sąjungos kandidatai įsivaizduoja skaidrų rajoną be korupcijos, be kažkokių tai užkulsinių žaidimų, verslo rajoną, kur kurtųsi įmonės, darnų rajoną, kur galėtų ateiti jaunos šeimos, kur žmogus būtų gerbiamas, kur rajone būtų gera gyventi visiems. Ačiū. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Vytautas Rastenis. Mėly rinkėjai, iš tikrųjų, Švenčionių rajonas yra tikrai patrauklus, miškingas, ežeringas. Todėl iš tikrųjų mes dėsime visas pastangas, visus siekius, kad rajonas ir toliau klestėtų ir kad grįžtų į tą rajoną jaunimas, norėtų gyventi ir dirbti. Todėl kviečiu kovo 1 dieną ateiti visus balsuoti už sąrašą numeris 13. Lenkų rinkimų akcija, Zbigniew Jedinski. Mėly Švenčionių rajono gyventojai, mūsų manimų rajoną turi valdyti kompetitingi, padorus, sąžiningi žmonės. Toks yra mūsų sąrašas numeris 14. Mes visi kartu rajono labui, mes visi kartu jėga ir mes šios rinkimus privalom laimėti. Darbo partija, Vytautas Vigelis. Mėly Švenčionių krašto žmonės, iš tikrųjų darbo partija yra kompetitingi žmonės ir aš kviečiu tikrai ateiti kovo 1 dieną rinkimus ir balsuoti už darbo partiją. Kalbant apie save, noriu pasakyti, už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Sėkmės. Ačiū. Liberalų sąjūdis, Kęstutis Trapikas. Liberalų sąjūdžio kandidatai sako, viskas bus gerai, jei kovo 1 dieną užbrauksite numerį 26 dieną. Mes pasiruošę šokti viliotinį verslui, gerbti jaunimą, gerbti senus žmonės ir kad stengsimės, kad jaunimas atvažiuotų, grįžtų atgal pas mus, kur bus tikrai gera gyventi. Nu va, dar porą laidų ir išmoksim trumpai kalbėti, ar ne? Ačiū labai visiems kandidatams, su kai kuriais dar pasimatysime. Iki pasimatymo.